Kaip nepadaryti klaidos, renkantis degintos medienos lentelių spalvą? Sveiki, esu Lina Kontautienė iš įmonės Oba Ligni Linėja ir šiandieną atskleisiu paslaptį, kaip nepaklysti renkantis degintos medienos lentelių spalvą. Kuomet jūs gaunate šviežią pavyzdį, ką tik pagamintą, jūs matote vieną spalvą, kadangi ji dar nėra veikiama saulės spindulių. Bėgant laikui, ši spalva kinta. Būtent todėl ir turite išsiaiškinti, kaip ta spalva atrodys po kurio laiko, nes juk namas jūs planuoja džiuginti ne vienerius metus. Štai kaip atrodo ką tik šviežiai pagaminta ir kaip atrodo po 4 metų veikiama atmosferos poveikio. Mažiausias spalvos pokytis yra juodos spalvos, kadangi jį turi daugiausiai pigmentų. Štai šviežiai pagaminta lentelė ir prieš 4 metus susuktas stendas laikomas lauke. Apibendrinant, labai svarbu ne tik, kad būtų gerai produktas pagamintas, bet labai svarbu ir kad tai atitiktų jūsų šiandienos ir ateities lūkesčius. Linkėjimai Oba Ligni Linėja. ligni.lt. Iki malonaus.